Taip, tai Board Punks yra stalo žaidimų klubas. Galima sakyti, ne tik stalo žaidimų, nes tam tikra prasme ir vaidmenų žaidimų, bet iš esmės tai yra stalo žaidimų klubas, kuris vienyje druskininkiečius, mėgstančius žaisti stalo žaidimus ir aišku, ne tik druskininkiečius, kadangi turim narių net, kurie iš Alytaus važiuoja pas mus žaisti. Ir be abejo, tai manau, kad yra tas druskininkietiškas dalykas, tai reiškia, mes esame mūsų miesto klubas, bet aišku, kaip matome šio renginio metu, mes turime daug žmonių iš visos Lietuvos, tai kartu ir į išorę skleidžiam stalo žaidimų kultūrą. Ištakos mūsų buvo 2016 metais Druskininkų jaunimo užimtumo centre, šitoje pačioje erdvėje. Tuomet aš pradėjau dirbti Druskininkų jaunimo užimtumo centre su jaunimu ir kažkaip mintis, kad galim įkurti ar turėti stalo žaidimų klubą, atrodydavo kaip kažkokia nereali svajonė, kad tokie dalykai įmanomi. Bet atėjus dirbti jaunimo užimtumo centrą, aš pamačiau, kad čia yra realios galimybės atsiskleisti, daryti tai, kas tau patinka, sudominti jaunimą ir viskas prasidėjo iš tikrųjų nuo to, kad tiesiog pirmą kartą, aš atsimenu, pažaidėm stalo žaidimus, tai buvo, man atrodo, X-Wingai ir atėjo, sako, man atrodo, vienas iš jaunuolių, žinau, kam patiktų. Ir atėjo labai tokie faini du bičiukai, mes žaidėm X-Wingus ir po to žaidėm kitus žaidimus ir po to galiausiai susiformavo toks neformalus klubas ir galiausiai nuo pirmojo PaintCon, kai sugalvojom stalo žaidimų festivalį daryti, jau nuo tada kaip ir skaitosi mūsų gimtadienis, kuris beje, jo, šiandien jisai yra, reikės pasakyti, kada nors tai dar jo. Tai jau bus, dar bijau suklysti, bet jau realiai 7-asis PaintConas, labai lengva paskaičiuoti, 7-asis gimtadienis. Nors oficialūs mes esame šiek tiek mažiau metų, bet nuo to laiko skaičiuojam savo gimtadienį. Žaisti stalo žaidimus būtų trumpas atsakymas, bet iš tikrųjų būti tokios bendruomenės dalimi, kurią vienyje labai fantastiškas hobis ir organizuoti, žaisti, svajoti, galvoti, tobulinti organizuojamus renginius, labai daug aspektų, bet jei trumpai, tai tas tiesiog, aišku, bendravimo aspektas matyti su kitais žmonėmis. Visų pirma, Druskininkai yra mažas miestas ir tokiame mažame mieste turėti stalo žaidimų klubą, kuris reguliariai darytų renginius ir kurtų dalykus nuo stalo žaidimų turnyrų iki vaidmenų žaidimų sesijų. Visi šitie dalykai yra pirmą kartą Druskininkuose iš tikrųjų. Ir mūsų konventas, kurį organizuojame PaintCon, kurį matė man už nugaros, yra iš esmės didžiausias, taip žmonės vadina, Baltijos šalyse. Ir taip iš tiesų yra. Mes nesam labai dideli, bet tai yra kažkas įspūdingo, kada nedidelė žmonių grupė susibūrė Druskininkuose ir nusprendžia daryti dalykus ir gaunasi tokie fantastiški dalykai. Tai mes žinomi, man atrodo, Lietuvos mastu labiau negu pačiuose Druskininkuose, tiesą sakant. Ateiti į mūsų stalo žaidimų vakarus, kurie vyks trečiadieniais, ketvirtadieniais. Šiuo metu Texpa mus labai svetingai priėmė ir tiesiog ateiti pažaisti ir tada mes prilimpam su tais žmonėmis, susieja vaibas tikriausiai ir po to jie tampa mūsų klubo nariais arba ateiti į stalo žaidimų festivalį PaintCon, kaip atsitiko su vienu iš mūsų klubo narių, atvažiavo iš Alytaus, nuo to laiko pradėjo reguliariai važinėti ir yra vienas labiausiai didžiausią lankomumą demonstruojančių klubo narių. Manau, kad turbūt pirmasis PaintConas, nes tokiam renginyje aš dalyvavau pirmą kartą ir buvau prisidėjus prie jo organizavimo. Aš gal skirsiu keletą netgi. Tai man ryškiausiai buvo pirmasis PaintConas, tada buvo pirmasis RPG, kurį žaidėm. Juozas vedė ten tokį, kurį miške reikėjo eiti. Ir pirmasis Wargame'as. Tai jeigu taip apskritai, tai PaintConas. Bet buvo daug, aišku, tokių kitokių dalykų. O jeigu epizodiškai, tai kai mes prieš pandeminį tokį PaintConą, kurį darėme lauke, važiavome į golfo laukus, pasimti ten pastatytos palapinės, ją nusirinkti naktį prieš renginį ir kuomet lijo, ir kai buvo fantastiškai sunku. Aš nežinau, kaip mes tą padarėm ir tai buvo didelis iššūkis, bet tai buvo vienas iš įsimintiniausių, sunkiausių, bet tokių įstrigusių PaintConų. Iš tikrųjų, čia mes turim tiek daug visko, ką mes planuojame ir ką norėtumėm padaryti, nuo žaidimų turnyrų iki
įvairiausius iki pačio stalo žaidimo kūrimo, vaidmenų žaidimų sesijų, ko tik nori iš esmės, turnyrai, dalykai, žaidimai, bet laiko trūkumas, tai jeigu turėti tą žmonių grupelę, kuri reguliariai lankytųsi, tai jau yra labai svarbu. Aš tikiuosi, kad tai išliks, nes mes dabar tą reguliariai stengiamės ir galime padaryti, nes turime naujų žmonių prisijungusių, kas yra labai smagu. Tai toks aspektas, o šiaip tai man atrodo, kad stalo žaidimų festivalis PaineConas yra unikali galimybė tiek patiems druskininkam, tiek apskritai mes esame dabar augantis renginys ir aš manau, kad gali būti fantastiškų reikalų ateityje dar su juo. Man asmeniškai reiškia tą ryšį, kai tu žinai, kad tu gali su tai žmonėm ne tik pažaisti, bet kartu ir kreiptis pagalbos ir žinai, kad to visą laiką padės. Net jeigu tu nemoki žaisti stalo žaidimą, jie pamokys, net jeigu tau kažkas nesiseka už stalo žaidimą, jie tau padės, išaiškins, bus kartu ir linkės man gero, kaip ir aš jiems. Smagi kompanija, su kuria galima laisvai leisti laiką laisvą. Naujų pažinčių ir esamų draugų ryšio stiprinimas. Man tai daug jie suteikė ir labai papildė laisvalaikį. Labai papildė mano laisvalaikį, matau, kaip papildė jaunų žmonių laisvalaikį. Man asmeniškai stalo žaidimai yra vienas pagrindinių hobių, aistra. Ir smagu, kad aš turiu žmonės, su kuriais galiu dalintis šituo džiaugsmu ir žaisti kartu. Tai yra svarbu, ką duoda bendruomenė BoardPoints, aš manau, kad fantastiškai daug dėl to, kad mes esame veikla, į kurią įsijungia žmonių grupė, kuri šiaip jau tokia, sakykime, virš 18, nuo 20 iki 30, dar nuo 30 iki 40. Ir tuos žmonės jungia įdomi veikla, kurios, realiai tokios nėra. Artimiausiai turėtum važiuoti į Vilnių, Kauną ar kažkur kitur, ta prasme, dalyvauti kažkokiose klubinėse veiklose. Tai yra unikalus, puošiantis bendruomenę dalykas ir fantastiškai daug. Tai tą tokį margumą, unikalumą ir labai svarbu potėpį tą žmonių grupiai, kuria yra virš 18 ir virš 30, tiesą sakant, nes daug kas galvoja, čia jau kita tema, bet stalo žaidimai nėra tik vaikams, populiariausia žmonių grupė yra virš 30 metų jo žaidžianti, bet jinai sujungia tiek vaikus, tiek jaunimą, tiek suaugusius, tiek seniorus pas mus laukiami visi, tai ganėtinai unikalus dalykas. Tai vėlgi tuose klubo ištakose kažkaip aš nežinau, kas ten ją pirmą paleido, ar kaip jinai tiesiog pasakė kažkas ir paimam ir darom, bet tai buvo toks, manau, kelių žmonių procesas. Ir man atrodo sėkmingai įkūrė klubo veiklą, mes pradėjom svajoti toliau ir tada pagalvom, kodėlgi nepadarius konvento, nes tuo metu kaip ir tokio, man atrodo, nebuvo. Buvo keli renginiai, kurie dar ir vadinosi kitaip ir sakom, mes turim galimybės, kodėlgi ne, ir aišku, nuo 1 iki 7 padarytas milžiniškas žingsnis, bet jo. Čia labai daug, ta prasme. Taip, tai mes dabar esame tokioje stadijoje, kada mes pradedam populiarėti, bet iš tikrųjų mūsų tokios galimybės kai kada ganėtinai ribotos. Mes žinome, ką būtų galima padaryti, bet atsiranda tada laiko klausimas ir finansų klausimas. Visi mes esame žmonės kažkokius dirbantis kitus darbus, tai yra mūsų hobis, bet PaineCono metu tai tampa, vos tu pasineri mėnesių, dingsti PaineCone. Ir šiuo atveju tai yra labai sunku tą suderinti ir aišku, reikia visokeriopos pagalbos ir kitokių dalykų, finansinių išteklių ir tiesiog, aišku, palaikymo, labiausiai reikia palaikymo, o pridėti, aš manau, kad mes turim unikalią galimybę, kai būsim kultūros sostinė po 2 metų druskininkai. Aš manau, kad jei mes nepasinaudosim PaineConą iškelti aukštai, tai bus prasta galimybė, mes turim tą padaryti. Tai labai ačiū. Ačiū tau. Dėkui. Ačiū už interviu.